Aš nuėjau žiūrėti su Magnetu. Viename iš pavojingiausių Amerikos kanalų ieškau pamestų žmogžudystės ginklų. Šis kanalas šyra nuo 17 amžiaus. Pažiūrėkime, ką galime rasti. Ir mano pirmasis radinys panašu buvo pati Žemė. Ji yra magnetinė. Aš ištraukiau žemę, dėdėje tai nebuvo tikroji žemė, o po žole buvusi metalinė plokštė. Tai buvo sena geležinkelio pabėgis iš šalia esančio geležinkelio. Bet vis tiek tai buvo labai šaunus pirmasis radinys. Pirmą kartą rimtai įmetę magnetą į kanalą, iš karto užkabinome kažką. Manėme, kad tai ginklo vamzdis, bet tai buvo kažkokia keista geležinis vamzdis, tikriausiai nuo pirkinių vežimėlio. Bet nusprendėme susikaupti ir pabandyti rasti ką nors įdomaus. Pavyzdžiui, žmogžudystės ginklą. Tačiau atrodo, kad mus čia pačius galima žudyti, nes abu gavome stabligę. Antrą kartą įmetus magnetą į kanalą. Oi, čia jau mano klaida. Trūkdamas magnetą užkabinau kažką tikrai milžiniško. Mano draugas ir aš buvome šokiruoti, nes pakėlę magnetą pamatėme, kad prie jo pritvirtintas milžiniškas statinė. Jis lengvai svėrė apie 45 kg ir buvo pilnas kažkokio skysčio. Tačiau pamažu po truputį mes jį ištraukėme iš vandens. Trūktelėjimas po trūktelėjimo. Tik kad taip sunkiai ištraukėme iš vandens buvo pieno ąsotis iš 1940-ųjų. Deja, jokių žmogžudystės ginklų neradome, bet netrukus grįšime.